Ir šiandien aš darau savo naują video. Ir jeigu kas įsijungia pirmą kartą šitą mano video, tai mano vardas yra Joris. Ir einame prie video. Šitas video bus apie kaip įsirašyti dainą savo telefone, pavyzdžiui, Samsung Music, jeigu kažkas turi ten iPhone'us, tipo Apple Music, kažkas tokio. Ir jeigu norite, arba galima į failus eiti pažiūrėti savo muziką, žodžiu. Tai kaip ją šiandien įsirašyti, aš jums parodysiu. Pirmiausia, ką jums reikia padaryti, jums reikia nueiti į YouTube. Pavyzdžiui, aš neturiu dainos Lil Pump, pavyzdžiui, Make Love It, ja? Jo, tai aš jas neturiu. Ir kai, pavyzdžiui, aš jas neturiu ir aš noriu ją įsirašyti, tai aš tiesiog paspaudžiu ant tos dainos. Žodžiu, paspaudžiu ant tos dainos. Tada paspaudžiu Share, Copy Link. Na, copy rašo. Tai jūs turi nueiti į Google. Kai nueinate į Google, jūs parašot listening to YouTube. Listening to YouTube parašot, tada jūs matote tenai apačioje, kai būna parašyta Flowito Biz, YouTube Convertible Music, Flowito Biz, nes tau atsiunčia tenai be virusų, be nieko. Ir tu gali į kompą per ten įsirašyti, į MP3, MP4, Flowito Biz, arba gali tiesiog rašyti www.flvto.biz ir darysime tada, jūs tiesiog paspaudžiate ant to ir tada jūs turite įspausti ant teksto, kur reikia rašyti, tada spaudžiate paste ir konvertuot, tada jums siunčiasi tada. Gan greit atsisunčia, bet jeigu jums rodo va šitą ką matote prieš save, install tipo tą, tai nesisiųskite, nes, gero nelaukite, nes ten dar ilgiau bus, ta prasme. Čia gan greitai atsisunčia ir kai atsisunčia, jums reikia paspausti download. Žodžiu, jums ten meta reklamas, bet matote, kad jums siunčiasi. Matote, jums atsisunčia. Tada jūs einate savo tipo, pas ką yra pas mane Samsung Music, einate į Samsung Music, pavyzdžiui. Žodžiu, ir Make Love It Official Music Video, tai jūs einame paspaudyti ir ten galite su Bluetooth tipo paspaudyti. Tai va. Taigi, iki kitą kartą.